Na, dabar, kaip visada, pakviesime brolius seseris pastudijuoti Dievo žodį. Taigi maloniai sveikiname, kurie mus šiuo metu žiūrite YouTube kanale Dulius Radijas TV ir kurie dar žiūrės mus. Taip pat sveikiname, kurie čia susirinkome Kaune, Maironio gatvė 26B, kiekvieną sekmadienį 11 val. Taip pat ir jūs maloniai kviečiame pastudijuoti, įsigilinti į Dievo žodį. Sveikiname tiek kauniškius, tiek Kretingoje, Jonavoje, galbūt mus žiūri broliai seseris. Ir pereikime prie mūsų temos studijavimo. Nutverk amžinąjį gyvenimą. Antroji dalis, kaip pagrindinė eilutė, pirmas laiškas Timotiejui, 6 skyrius, 12. Nutverk amžiną gyvenimą. Arba kaip pirmoje dalyje buvo, noras gyventi, noras nuolat būti gyvu. Ir kviečiame pasiklausyti tą pirmąją dalį. Šiandien trumpai labai apžvelgsime ją ir pratęsime. Taigi pilna eilutė skamba taip, 1 Timotiejų 6 skyrius 12. Kovok gerą tikėjimo kovą ir nutverk amžinai gyvenimą, kuriam buvai pašauktas. Kitam vertime laikykis, kuriam buvai pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. Mes aiškinomės, kad noras gyventi, troškimas gyventi, tokį norą turi kiekvienas normalus žmogus. Kiekvienas sveiko proto žmogus norėtų gyventi ir netgi gyventi amžinai, sveikai, laimingai, pasisekime. Tai būtų nepageidautinas charakterio bruožas, kuomet perdėtai sureikšmintume šią savybę. Norą gyventi bet kokią kainą. Tai būtų, aiškinamės, nebūtų normalu, kad jis netaptų mums kontroliuojančią savybę, noras gyventi, toks charakterio bruožas, įgimtas jis yra, kad nekontroliuotų, o jeigu kontroliuoja, tai reiškia pajungtų visą mūsų elgesį. Mes norėtumėm bet kokią kainą išlikti. Ir tai valdytų noras gyventi. Taigi šį norą turi kontroliuoti svarbesni bruožai. Svarbesni charakterio bruožai. Norą gyventi turi kontroliuoti tokios charakterio savybės kaip tikėjimas, viltis, savikontrolė ir kiekvieną tokį bruožą mes galim kontroliuoti va šitais dalykais. Ką tikėjimas sako? Kaip su gyvenimu reikėtų elgtis? Ką viltis sako? Ar turiu savikontrolę, kantrybę tame klausime? Dievotumas, ką sako meilė Dievui, visų protų, visą sielą, apie tą bruožą. Artimo meilė, ar tai sutinka su artimo meilė, jeigu mes bet kokią kainą siektumėm išlikti gyvi. Ir ar tai atitinka nesavanaudišką meilę. Vat šitie bruožai pagrindiniai valdo norą gyventi. Jeigu mes nekontroliuotume norą gyventi šiais šventosios dvasios elementais, tą patį galime pavadinti, tai yra šventosios dvasios elementai, mes neišsiugdytume pasiaukojimą. Norėtumėm bet kokią kainą būti gyvais, savo viskas ir taip toliau, savo gyvenimui. Nebūtų pasiaukojimo. Tai yra, neguldytume savo gyvybės tarnaujant Dievui ir artimui. Nes mums rūpi mūsų tik tai gyvenimas. Visus įgimtus gerus bruožus turi kontroliuoti šventoji dvasia kaip šventas charakteris, kurio mes prisipildome. Tai turi kontroliuoti visus charakterio bruožus. Dievas nori mus išmokyti savo žodžio, nes Dievo žodžio pagalba esame paruošiami amžinam gyvenimui.
Ir mes tada klausime, kas yra gyvenimas, o kas yra amžinas gyvenimas. Gyvenimą galime apibrėžti kaip sąmoningas egzistavimas arba buvimas. Sąmoningas egzistavimas su sąmonė, egzistencija įmanomas dėl kūno susijungimo su gyvybės principu, kuris yra kaip tame ore, gyvybės kvapas. Šis apibrėžimas tinka visoms gyvoms būtybėms, nuo gyvūnų ir žmonių iki dvasinių būtybių. Jų atveju atitinkama būtybė bent jau suvokia, kad egzistuoja atskirai nuo kitų. Ar angelas, ar žmogus sugeba, kad jis egzistuoja. Todėl amžiną gyvenimą reikėtų apibrėžti kaip nesibaigiantį sąmoningą egzistavimą arba sąmoningą egzistenciją. Amžiną sąmoningą egzistenciją. Priešingybė gyvenimui yra mirtis. Nutrūksta egzistavimas. Nebėra. Sako, net nežino, kas dedasi po saulę ir taip toliau, ką gali daryti dabar, nes ten, kur eini į mirtį, nėra nei išminties, nei žinojimo. Kai žmogus miršta, gyvenimas nutrūksta. Žmogus nustoja egzistuoti. Ir mes sakėme, kad tai yra atskira tema, bet kažkada mes pateiksime pagal šventą raštą atskirą paskaitą apie tai, kad suvokimas, kas yra mirtis, gali padėti atrakinti supratimą apie Dievo išgelbėjimo planą ir jo smulkmenas įvairias. Net ir Jėzus sako, aš buvau miręs. Kitose vietose mane persekios, turės nužudyti ir aš 3 dieną prisikelsiu. Ir gyvas dvasia padarytas skelbė kalėjime esančioms dvasiams. O tie visi, tos visos švento rašto eilutės susiriša, jeigu mes tikrai suprantame, kas yra mirtis. Kitu atveju tenka išgalvoti labai daug teorijų ir ne vieną. Kūno ir gyvybės principo susijungimo dėka, kaip pradžios 2 skyrius 7, kūno ir gyvybės principo susijungimo dėka atsiranda gyva būtybė. Arba sako, tapo gyva siela Adomas, apdovanotas jausmais. Ir aiškinamės, kad gyvybė yra 2 rūšių. Gali būti mirtinga ir nemirtinga būtybė. Nei žmogus, nei angelai nebuvo sukurti kaip nemirtingos būtybės. Ir mes praeitą kartą plačiai apie tai aptarinėjome, galite pasiklausyti pirmoje dalyje, kad nei žmogus, nei angelai nebuvo sukurti kaip nemirtingos būtybės. Tik tai dieviškoji prigimtis turi nemirtingumo savybę. Kaip skaitėme Jono 5 skyrius 26, sako, kaip tėvas turi gyvybę pats savyje. Na, jis vėliau duoda ir sūnui, sako, davė. Reiškia, bet kaip tėvas turi gyvybę pats savyje. Tai tik tai dieviškoj prigimty, tai yra įmanoma. O mes pateikėm daug švento rašto eilučių, Evangelija pagal Matą 25:41, Hebrajams 2:14, kad angelai kartu su šėtonu bus sunaikinti. Ezekėlio 28 skyrius 18-19 ir taip toliau. Taigi nemirtingumo savybė priklauso tik Dievui. Ji buvo pasiūlyta Kristui ir mažai kaimeniai. Už ką? Kaip atlygis už ištikimybę iki mirties. Žinome, būk ištikimas iki mirties ir aš tau duosiu gyvenimo vainiką. Niekam kitam nemirtingumas nebuvo pasiūlytas. Ir atminkime, nors amžinai gyvenimą gauname per Dievo sūnų, Jėzų Kristų, tačiau šaltinis, vienintelis davėjas gyvybės yra Dievas, dangiškasis tėvas.
arba Jahve. Tai Dievas suteikė medžiagas, iš kurių sudaryti mūsų kūnai, apdovanojo gyvybės dovaną, suplanavo mūsų pasaulį, taip, kad mūsų gyvenimas būtų net ir amžinas. Taip Dievas suplanavo. Ir dabar amžino gyvenimo pasiekimas arba įgyjimas yra netrumpas procesas. Kai kurie sako, taip, aš įtikėjau Jėzų, aš jau perėjau iš mirties į gyvenimą. Jis trunka kur kas ilgiau. Tai yra procesas. Bent tai jau turėtume pripažinti, kad tai yra procesas. Ne vien tik tai įtikėjau ir viskas. Pradžioje jis pasiūlomas Dievo kūriniams bandomuoju laikotarpiu, sąlyginai, tai buvo ir su Adomu. Jis turėjo būti paklusnus, o jei ne, sako, mirte numirsi. Taigi Dievo kūriniai gauna amžiną gyvenimą tik tada, kai tinkamai išlaiko išbandymą, kai rodo, kad yra verti amžino gyvenimo. Ir tai yra kaip proceso, kūrimo proceso dalis. Buvo sukurtas žmogus, bet kad į amžiną gyvenimą Dievas įleistų, tęsiasi tas procesas kūrimo. Jis susipažįsta, aišku, ir su blogiu, ir su gėriu, ir priklauso nuo laisvos valios, ką jis pasirinks, ką ta laisva būtybė pasirinks, nesvarbu, ar Adomas, ar angelas. Angelams buvo taikomos pareigos ir nesavanaudiškos meilės įstatymas. Tai yra aukščiau, nes egzistavimas kaip dvasinės būtybės. Pareigos meilė iš pareigos, vien dėl to, kad tu esi sukurtas, kūrėjo, yra pareigos meilė Dievui ir savo artimui. Galima sakyti angelams taip pat. Ir nesavanaudiškos meilės. Tai, kas tau nenaudinga, bet tu tai darai. Tai yra nesavanaudiška meilė. Toks lygmuo žemesnio nėra dangiškoje srityje. Nėra žemesnio lygmens. Mūsų protėviams Adomui ir Ievai amžinasis gyvenimas buvo suteikiamas tik tai pareigos meilės įstatymu. Yra pareiga mylėti Dievą visų protų, visą sielą ir artimą kaip save patį, ir jeigu tai išpildome, jau galime gauti amžiną gyvenimą. Nemylėjo visą sielą, labiau pamilo Ievą, artimą, sumaišė prioritetus Adomas. Reiškia, nemylėjo visų protų, visą sielą, pirmiausia dangiškai tėvą, o po to tik žmoną. Tai reiškia, kad jie turėjo laikytis teisingumo principų Adomas. Meilė Dievui ir meilė artimui. Tai yra teisingumo principas. Jei jie būtų laikėsi šio įstatymo, būtų galėję gyventi amžinai. Būtų galėję gyventi. Teisingumo pažeidimo atveju, pagal kurį jie privalėjo būti paklusnus Dievui, sako, neimkite šito vaisiaus. Turėjo būti paklusnus Dievui. Ir nepaklusnumo atveju jie praranda teisę į amžiną gyvenimą. Šitą teisę, kurią jie prarado, nes visi žmonės nenusidėjo tokią nuodėmę kaip Adomas, rašo romiečiams. Tai ją sugrąžina Kristus, atpirkdamas Adomą. Žinome tą istoriją apie žmogaus nuopuolį Edene, mes dabar jos neaptarinėsime. Kai buvo Evangelijos amžiaus metu, tai reiškia nuo Jėzaus laikų, Jonas Krikštytojas paskutinis, bet, sako, mažiausias dangaus karalystėje didesnis už Joną Krikštytoją. Reiškia, nuo to laiko, nuo Jėzaus meto, yra Dievas pradeda iš šventosios dvasios pasišventusios. Tai atsiranda naujas procesas, nebuvo su Adomu toks dalykas. Nuo Jėzaus laikų tik tai atsiranda pradėjimas iš šventosios dvasios. Ir Dievas davė išbandyti teisę jiems ir dvasinį gyvenimą, tai bažnyčios klasiai.
Ir jie išbandymų metu įrodė ištikimybę pirmajame prikėlime, jie ne tik gavo šią teisę visam laikui į amžiną gyvenimą, bet taip pat gavo naujus dvasinius dangiškus kūnus. Buvo žmonės, o gavo dvasinius dangiškus kūnus ir su nemirtingumu, dieviškos prigimties, didesnius už angelus, aukštesniam lygmenį. Nes jų atveju buvo dar papildomai pakeista prigimtis iš žmogiškosios į dangiškai dvasinę, o to labiau į dieviškai prigimtį. Tūkstantmetinio amžiaus metu žmonija taip pat palaipsniui gaus teisės į gyvybę, tiek kiek ji bus paklusni Kristaus karalystės metu. To amžiaus pabaigoje žmonės gaus visas teisės į gyvenimą, į amžiną gyvenimą gaus teisę, kuris taps jų nuosavybė visam laikui, jei jie parodys paklusnumą laike, aišku, ir tūkstantmečio, bet ir mažojo laikotarpio išmėginimų metu ypatingai, kai bus trumpam paleistas šėtonas. Būtent tai yra svarbus išbandymo momentas, kai bus paleistas šėtonas. Tie, kurie šiuose išbandymuose pasirodys esą neištikimi, praras savo bandomojo laikotarpio teisę į amžiną gyvenimą kaip Adomas, nuo kurio jie bus atkirsti nuo gyvenimo, nes skirtumas nuo Adomo, visa žmonija jau bus susipažinusi ir su gėriu, ir su blogiu, bet jie pasirinks blogį. Todėl, kaip mato 25 skyriuje sakoma, 46 eilutė, jie bus atkirsti, kolasin, yra toks graikiškas žodis, atkirsti nuo. Reiškia, nuo amžino gyvenimo kontekste suprantame. Taigi matyti, kad bandomoji teisė į amžiną gyvenimą įvairiais būties lygmenimis, angeliška, žemiška, suteikiama kaip Dievo dovana. O nuolatinė teisė į amžiną gyvenimą suteikiama tik tiems, kurie įvykdo sąlygas, kuriomis jis siūloma. Reiškia, teisė yra visiems kaip dovana, o jinai suteikiama visam laikui, amžinai, kuomet įvykdomos tam tikros sąlygos. Ir būtent amžino gyvenimo pratęsimas nedoroms būtybėms, pavyzdžiui, kad būtų Adomas ar puolę angelai, yra neleistinas dėl moralinių priežasčių, kuriomis vadovaujasi Dievas. Dėl moralinių priežasčių yra viešpatauja gyvybės ir mirties įstatymas, gyvybė paklusniems Dievui ir mirtis arba egzistavimo pabaiga nepaklusniems. Ir Dievas tiesiog privalo suteikti amžiną gyvenimą savo kūriniams, bet kai mes aiškinomės ne dėl to, kad jie yra nemirtingi, nepriklausomai nuo to, ar jie nusipelnė ar ne, bet suteikia amžiną gyvenimą dėl moralinio įstatymo, kuris lemia gyvenimo ir mirties klausimą. Turi būti kiekviena esybė harmonijoje su dieviškuoju įstatymu. Tie, kurie tokiam įstatymui paklūsta visose sąlygose, kuriuose tik galėtų atsidurti. Štai kodėl Dievas išstato juos griežtiems ištikimybės išbandymams, savo paties atžvilgių, savo dvasios, žodžio ir apvaizdos išbandymams. Po to, kai Dievas sukūrė žmogų ir su sąlyga pažadėjo jam amžiną gyvenimą,
sudarė sandorą su žmogumi, teigdamas, kad suteiks gyvenimą, jei žmogus įvykdys jo sąlygas, o amžino gyvenimo suteikimas žmogui tampa moralinė būtinybė, Dievo pareiga, kurios reikalauja teisingumas. Jeigu Dievas pažadėjo, tas, kuris išlaikys tas sąlygas, suteikti amžiną gyvenimą. Kokie yra amžino gyvenimo tikslai, dabar pereikime. Kokie tikslai amžino gyvenimo? Pirma, kad visi, kurie džiaugiasi amžinuoju gyvenimu, augtų dangiškojo tėvo ir viešpaties Jėzaus Kristaus pažinimu bei įvertinimu. Tame tarpe ir mes visi amžinybės metu nebus sustojimo, auksime vis Dievo, stebins Dievas visokiais atžvilgiais. Pažinimas, vis vyks pažinimas Dievo. Skaitome Jono 17 skyrius 3. Jono 17:3. Tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Pats Jėzus sako, yra toks vienintelis tikrasis Dievas, kad jie pažintų tave, dangiškai tėvą, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Žinome, kad šventas raštas taip pat skaito galinguoju arba Dievu Jėzų Kristų, bet jis pabrėžė, sako, vienintelis tikrasis Dievas. Toks skirtumas yra tarp to, kuris be pradžios, be pabaigos ir kuris, sako, davė turėti gyvybę ir jam savyje. Taigi, kad pažintų Dievą. Pirmas tikslas. Antra, kad ištikimieji galėtų paragauti amžino gyvenimo džiaugsmų. Džiaugsmų. Atitinkančių išgelbėtosioms klasėms. Kiekvienai klasiai skirtingi lygmenys džiaugsmo, galima taip pasakyti. Psalmė 16:11 eilutė, skaitykime keletą eilučių. Psalmė 16:11. Tu parodysi mano gyvenimo kelią. Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. Tavo dešinėje malonumai per amžius. Izaijo 35 skyrius 10, Izaijo 35:10. Viešpaties išlaisvintieji sugrįš ir ateis į Sioną giedodami. Amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Tai liečia visą žmoniją. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebeliks. Izaijo 61 skyrius 10, Izaijo 61:10. Aš labai džiaugsiuos viešpačiu, mano siela džiūgaus Dievu, nes jis apvilko mane išgelbėjimo rūbais. Apsiautė teisumo apsiaustų, kaip sužadėtinį, kuris dedasi vainiką ant galvos, kaip sužadėtinę pasipuošusią papuošalais. Taigi įvairūs charakterio bruožai. Izaijo 25 skyrius 9. Izaijo 25:9. Tuomet jie sakys, štai jis mūsų Dievas, mes laukiame jo. Ir jis išgelbės mus. Jis yra viešpats, didžiąja raide rašo Jahve, dangiškasis tėvas, kurio laukiame. Džiaukimės ir džiūgaukime dėl jo išgelbėjimo. Taigi mes kalbame apie išgelbėjimą, apie amžinai gyvenimą. Taigi antras tikslas yra džiaugsmas kūriniams Dievo. Trečia, kad jie amžinai džiaugtųsi bendravimo su Dievu ir Kristumi privilegija. Vienas iš džiaugsmų – bendravimas su Dievu ir Kristumi privilegija. Ne tik, kad pažinimas Dievo per amžių amžius, amžinybėje, bet ir bendravimas su Dievu ir Kristumi. Zacharijo 2 skyrius 10. Zacharijo 2:10. Džiūgauk ir būk linksma, Siono dukra, nes aš ateinu ir gyvensiu tarp jūsų.
sako Viešpats arba Jahvė. Aš ateinu ir gyvensiu tarp jūsų. Apreiškimo 21 skyrius 3, apreiškimo 21:3. Ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens su jais, nekalbame apie tą bažnyčios klasę, dangiškoj srity, bet sako, buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens su jais ir jie bus jo tauta. Ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Ketvirtas tikslas amžino gyvenimo, kad jie galėtų tarnauti Dievui ir Kristui per amžius. Tarnavimas. Apreiškimo 7 skyrius 13-14 ir 15, apreiškimo 13 iki 15. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man, kas tokie yra, iš kur atėjo tie, apsivilkę baltais apsiaustais. Aš jam atsakiau, Viešpatie, tu žinai. Ir jis man tarė, jie atėjo iš didžio sielvarto arba suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio krauju. Todėl jie yra prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną ir naktį jo šventykloje. O sėdintysis soste išskleis ant jų savo palapinę. Penktas tikslas, kad kiekvienas jų galėtų viešpatauti Dievo duotose valdose. Žemiškieji žemėje, dangiškieji visatoje. Apreiškimo 22:5. Apreiškimo 22:5. Ten nebebus nakties, jiems nebereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes Viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Šeštas tikslas amžino gyvenimo. Tiesiog, kad tai galėtų džiaugtis tais džiaugsmais amžinai, per amžius. Amžino gyvenimo palaiminimais, kad džiaugtųsi per amžius. Psalmė 13, 6 eilutė. Psalmė 13, 6. Nuo 5 eilutės 13 psalmė. Aš pasitikėjau tavo gailestingumu, mano širdis džiaugiasi tavo išgelbėjimu. Giedosiu Viešpačiui, kuris man daro gerą. Ir taip amžinai. 7 tikslas amžino gyvenimo, kad jie galėtų gyventi geroje draugijoje. Nes sakome, kad blogos draugijos gadina gerus papročius. Kad jie galėtų gyventi geroje draugijoje per amžių amžius. Izaijo 12 skyrius, neperskaitysime visą, bet jis labai trumpas, tik 6 eilutės. Izaijo 12 skyrius, nuo 1 iki 6. Tuomet tu sakysi, aš šlovinu tave Viešpatie, nors buvai užsirūstinęs ant manęs, bet tavo piktis atlėgo. Ir tu paguodėjai mane. Dievas yra mano išgelbėjimas, aš juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas. Jūs su džiaugsmu semsite vandenį iš išgelbėjimo šaltinių. Sakydami, girkite Viešpatį, šaukitės jo vardo, garsinkime tautose jo darbus, skelbkite jo vardas didingas. Vardas turi 7 reikšmės, tai reiškia charakteris, prigimtis ir taip toliau. Ne tik vardas Jahvė, jo vardas didingas. Giedokite Viešpačiui, nes jis padarė didingų darbų. Te būna tai žinoma visoje žemėje. Džiūgaukite, šūkaukite Siono gyventojai, nes Izraelio šventasis yra didis tarp jūsų. Nepaisant didžiulio džiaugsmo, kurį teikia amžinas gyvenimas, daugelis lieka abejingi jo įgyjimo klausimu. Abejingi lieka. Jie visai nesistengia jo pasiekti.
Dar kiti, nors ir teigia trokštantis amžino gyvenimo, yra šalti savo pastangose įgyti amžiną gyvenimą. Šalti pastangose. Tik nedaugelis siekimą amžino gyvenimo paverčia savo gyvenimo tikslu. Reikia paversti tai savo gyvenimo tikslu ir deda visas pastangas, kad jį įgytų. Niekas neturėtų tikėtis pažangos tiesoje, kas neskiria šiam tikslui laiko ir kantrių nuolatinių pastangų šiam tikslui pasiekti. Kiekvienas, kuris netrokšta krikščioniško tobulumo, kuris nuolat nesiekia šio tikslo, gali būti tikras, kad nėra tikroje religijoje, teigia Albertas Barnesas, vienas iš populiarių krikščionių XIX amžiaus. Daugumai krikščionių amžinasis gyvenimas nerūpi, lyg tai jie nenorėtų jo įgyti. O kai kurie sako, aš jau turiu jį, krikščionis, nes tikiu Jėzui, pereinu iš mirties į gyvenimą. Kokią eilutę jie cituoja? Evangelija pagal Joną, 5 skyrius 24. Sako, iš tiesų sakau jums, čia dar pabrėžia, kas mano žodžių klauso. Tiems, kurie jį klauso, yra tam tikra sąlyga. Yra daugiau negu tiki, bet ir klauso. Ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Yra tokia švento rašto eilutė, bet ją reikia suvokti. Tai tiesiog nesupratimas, kas yra išgelbėjimas amžinam gyvenimui, sumaišant su išgelbėjimu nuo Dievo rūstybės. Mes apie tai turėjome atskirą paskaitą. Reiškia, Dievo rūstybė ir Dievas nuima tą rūstybę, jeigu mes tikime Jėzumi. Bet tai dar nėra amžinas gyvenimas. Nes amžinas gyvenimas yra tam tikras procesas. O jei netiki, tai net ant jo pasilieka Dievo rūstybė. Jono 3:36, ant jo pasilieka Dievo rūstybė, kas netiki į sūnų. Kai kuriais atvejais amžinasis gyvenimas nerūpi dėl meilės nuodėmei. Yra toks pomėgis pas žmonės, meilė nuodėmei. Vienoje ar kitoje formoje. Kitais atvejais tai yra pasaulietiškumo rezultatas. Taip kaip pasaulis bendrai nusiteikęs įvairiomis jos formomis. Arba blogai suprato savanaudiškumo, kuris, reiškia, tą savanaudiškumą apvaldo asmenį, savanaudiškumas, kad jis net nesuvokia aukščiausių interesų arba tikslų. Aplaidžiai besirūpinantis amžinuoju gyvenimu nesinaudoja tomis priemonėmis, leidžiančiomis jį įgyti. Taigi, nusitverti amžiną gyvenimą galima per dvasią, žodį ir Dievo apvaizdą. Per dvasią, žodį ir Dievo apvaizdą. Kai kurie praranda visiškai savo gyvenimą. Vieni Evangelijos amžiuje, o kiti praras tūkstantmetinėme amžiuje. Dar laukia tas dalykas. Evangelijos amžiuje tai nutinka tiems, kurie buvo apšviesti žodžio, kurie paragavo Dievo suteiktos išteisinimo dovanos, gavo pradėjimą iš dvasios, iš šventosios dvasios, brangino Dievo žodžio gerybės ir jau paragavo tūkstantmetinio amžiaus privilegijų, sako, būsimo amžiaus jėgų. Bet po viso to jie galiausiai nusigręžė į nuodėmę, klaidą, savanaudiškumą, pasaulietiškumą, pamilę juos taip stipriai, kad juose užsikietino, kristalizavosi tie bruožai ir tokiu būdu išnaikino savyje šventąją dvasią.
Jie iš naujo, galima sakyti, kryžiuoja Dievo sūnų, atsisakydami išpirkos, atmesdami vestuvinį drabužį. Tokie daro nuodėmę mirčiai, arba mirtina, iš kurios jiems nebėra išgelbėjimo. Apie tai Hebrajams 6 skyrius 4-8. Hebrajams 6 skyrius 4-8. Kurie kartą jau buvo apšviesti, paragavo dangaus dovanos, tapo šventosios dvasios dalininkais, paragavo gerojo Dievo žodžio, ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolė. Sako, negalima atpult, mes tikime, nebegalime atpult. Tai pateiksime daugiau švento rašto eilučių, ne tik tai Hebrajams 6 skyrius 4-8, sako, ne, čia žydams rašo. Pamatysime, kad ne. Reiškia, paragavo gerojo Dievo žodžio, ateinančio amžiaus jėgų ir atpuolę, tų neįmanoma vėl atvesti į atgailą, nes jie kryžiuoja savo Dievo sūnų. Tai neliečia žydų. Jie kryžiuoja savo Dievo sūnų, jie jau kažkada tikėjo jį ir išstato jį viešai paniekai. Tai, kad daugelis, sako, pradėjo malonę ir baigė įstatymu, tai jie dar neatmeta Jėzaus, jie nenusideda tą nuodėmę. Bet, sako, jie kryžiuoja savo Dievo sūnų, išstato jį viešai paniekai. Žemė sugerianti dažną lietų ir auginanti želmenis, naudingus tiems, kurie ją dirba, susilaukia Dievo palaiminimu. Bet jeigu ji te želdino erškėčius bei usnis, tai ji niekam tikusi. Greitai bus prakeikta ir galiausiai išdeginta ta žemė. 8 eilutės pabaiga. Taip pat Hebrajams 10 skyrius 26-29 apie tą patį rašo. Sako, tik pagalvokite, kokios dar sunkesnės bausmės nusipelnys tas, kuris sutrypė Dievo sūnų, nešventu palaikė sandoros kraują, kuriuo buvo pašventintas ir įžeidė malonės dvasią. Taip pat 2 Petro 2 skyrius 1, 20, 22 eilutės rašo. Sako, bus netikrų mokytojų, kurie paslapčiai įves pražūtingų erezijų, išsigendami, nes net juos atpirkusio viešpaties. Reiškia, galima išsiginti net juos atpirkusio viešpaties. Jie tikėjo, buvo jie atpirkti ir jo galima išsiginti. Sako, užsitrauks greitą žlugimą. Bet jeigu ištrūkę iš pasaulio purvyno, viešpaties gelbėto Jėzaus Kristaus pažinimu, jie ir vėl jame įklimpę pralaimi, tai jiems paskui darosi blogiau negu pirma. Tai reiškia, ta paskutinė būsena blogesnė negu buvo pirmoji būsena, iki įtikėjimo. Tai ar yra toks dalykas ar ne? Egzistuoja. Jiems būtų buvę geriau iš viso nepažinti teisumo kelio, karalystės metu jie būtų labiau pažinę, lengvesnis tas kelias negu šiuo metu yra. Negu jį pažinus, nusigręžti nuo jo. Atkreipkim dėmesį, nusigręžti nuo jo, nuo jiems duoto švento įsakymo. Jiems nutiko taip, kaip sako teisinga patarlė. Šuo sugrįžta prie savo vėmalo ir išmaudyta kiaulė vėl voliojasi purvyne. Dar kita eilutė. 1 Jono 5 skyrius 16. Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, te prašo, Dievas duos jiems gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda ne iki mirčiai arba nemirtinąją nuodėmę. Yra mirtinoji nuodėmė ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Taigi, matome svarbus dalykai. Taip pat Judo 11 skyrius. Judo 11 eilutė, ten tik vienas skyrius. 11 ir toliau. Vargas jiems, jie pasuko Kaino keliu, pasidavė Balaamo paklydimui dėl pelno. Pražudė save Korės prieštaravimu. Pražudė save. Jie kaip dėmės jūsų meilės pokyliuose, kai vaišinasi su jumis nesidrovėdami
tunka, jie lyg bevandeniai debesys vaikomi vėjų, tarytum bevaisiai medžiai. Rudenį 2 kartus mirę ir išrauti. Taigi apie jau antroje mirtyje 2 kartus mirę. Praradusieji amžiną gyvenimą žmogiškuoju būties lygmeniu, čia kalbėjome apie, kada pašaukti pradėti iš šventosios dvasios ir jie gali prarasti amžinąjį gyvenimą. Dabar kalbame apie tuos, kurie praras amžinąjį gyvenimą, bus tokių. Žmogiškajame lygmenyje, Kristaus karalystės metu, kur bus naujas dangus, nauja žemė, ten. Reiškia, 2 klasės bus tokios, kurios praras amžiną gyvenimą. Pirma klasė, tie, kurie po 100 metų naudojimosi tūkstantmetinio amžiaus teikiamomis galimybėmis ir privilegijomis palyginti lengvomis šventojo kelio sąlygomis nenorės reformuotis. Ta 100 metų bėgyje nenorės reformuotis net išoriškai. Bus sunaikinti antroje mirtyje. Taip pat. Po 100 metų tūkstantmečio bėgyje, net nesulaukus, kol šėtonas bus paleistas. Izaijo 65 skyrius 20 apie tai rašo, Izaijo 65:20. Apie juos kalbame kaip apie kūdikius, kaip vaikus dvasinius. Nebebus ateinančiais amžiais joje kūdikio, kuris išgyventų vos kelias dienas, ne seno žmogaus arba senio, kiti vertimai, kuris nesulauktų dienų pilnatvės. Senis, kuris arba galima sakyti, neužpildytų savo dienų darydamas gerą. Taigi bus tas, reiškia, kūdikis ir senis, kuris nenorės keistis. Nes vaikas mirs nenugyvenęs 100 metų, bet 100-metis nusidėlis bus prakeiktas. Pateiktoje eilutėje minima ta antra grupė seniai arba senų žmonių klasė. Kitoje vietoje vadinami ožiais. Ožių klasė, va tas senis yra tas pats. Ožių klasė ir tas senis yra tas pats, kurie neišpildys darydami gerą savo dienų, nugyventų tūkstantmetinėme amžiuje. Per tūkstantmetinį amžių seniai taisysis tik išoriškai. Tie, reiškia, kūdikiai net išoriškai nenorės, bet seniai išoriškai taisysis tie ožiai. Jie susilaikys nuo pikto darimo, bet nedarys gerą. Priešingai nei avių klasė, kuri tūkstantmetinėme amžiuje maitins gyvybės duoną, tuos, kurie jos trokšta. Duos gyvybės vandens tiems, kurie atves į naują sandorą, kuriems ji bus svetima, supažindins su ją. Aprengs teisumu tuos, kurie jos stokoja karalystės metu. Padės juos išgydyti iš nuodėmės ligos ir melsis už kalinius simbolinius, kad jie būtų išlaisvinti iš mirties kalėjimo. Tūkstantmetinėme amžiuje seniai savanaudiškai naudosis tomis privilegijomis, galimybėmis, bet jie netarnaus alkaniems, ištroškusiems, svetimšaliams, nuogiems, ligoniams, įkalintiems kape simboliškai. Apie tai rašo Mato Evangelija 25 skyrius, 31-46, mes jų neskaitysime, namuose galite perskaityti, Mato 25 skyrius, 31-46 eilutė. Taigi žmonijos prikelimo iš nuopolio degradacijos ir iš degradacijos darbas bus nepaprastai didelis prikelimo darbas. Tokio masto, kad žmonijos istorija dar nebuvo tokio darbo masinio.
Kiekvienas žmogus galės prisijungti prie šio darbo ir netgi turės tai daryti, kad taptų tūkstantmetinio amžiaus savimi. Bus milijardai galimybių daryti gerą, o tie, kurie nori jomis pasinaudos, ugdysis, kils vis į aukštesnį lygį. Ožių klasė savanaudiškai naudosis tomis privilegijomis, privalumais, nesirūpindama kitais. Tais, kurie iš kapų bus pažadinti vėliau po jų ir kuriems reikės pagalbos nepažįstamomis naujosios sandoros sąlygomis, kad jie galėtų pradėti savo kelionę šventų keliu. Dėl šios priežasties mažasis laikotarpis, kuris prasidės tūkstantmetinėme amžiaus pabaigoje, nustebins ožius charakterio išbandymais, kurie atskleis jų slapčiausius jausmus, troškimus, parodys, kad jie nemyli Dievo, pirmiausia, aukščiausią meilę, o savo artimo kaip savęs. Siekdami savanaudiškų ambicijų, seniai arba ožiai bus pasirengę net pakenkti, kaip jie apsups tuos geradarius, senuosius vertuosius, tą stovyklą, jaunuosius vertuosius ir savo artimuosius, o tai atves prie to, kad jie bus sunaikinti antroje mirtyje. Sako, nupuls ugnis ir juos sunaikins. Apie tai rašo Apaštalų darbai, 3 skyrius 23, Apaštalų darbai 3:23, o kiekviena siela, kuri to pranašo neklausys, bus išnaikinta iš tautos. Išnaikinta. Apreiškimo 28:1, ten kai vieni susilauks išgelbėjimo, o kiti 21:8, bet bailiams, netikintiems, nešvankeliams, žudikams, ištvirkeliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuriame dega ugnis ir siera. Tai yra antroji mirtis, paaiškina, kas tas ugnies ežeras yra. Antroji mirtis, iš kurios nebėra išgelbėjimo. Taigi pereiname vėl prie gyvenimo, duodame kontrastą, kad suprastumėt, kas yra praradimas gyvenimo, kas yra amžinas gyvenimas. Gyvenimas bet kuriame egzistavimo lygmenyje yra brangiausia Dievo dovana. Reikėtų ją pasinaudoti. Net netobulas laikinasis žmogus gyvenantis yra, jam tas gyvenimas netobulam žmogui yra brangus dalykas, pats brangiausias dalykas. Viešpats sako, Mato Evangelija 16:26, Mato 16:26. Kokią naudą turės žmogus, jei jis laimėtų visą pasaulį, bet netektų savo gyvybės? Dabar šiuo metu klausia Jėzus, šiame piktame amžiuje. Arba ką žmogus galėtų duoti mainais už savo gyvybę arba sielą? Tie, kurie ieško amžino gyvenimo, turėtų iš visų jėgų stengtis gauti tokį brangų dalyką. Todėl amžinasis gyvenimas yra toks vertingas. Ir apaštalas Paulius sako 1 Timotiejus 6:12, kai mūsų pagrindinė eilutė 1 Timotiejus 6:12, nutverk amžiną gyvenimą. Ragina tiesiog, nutverk jį. Ką reiškia nutverti amžiną gyvenimą? Pirma, reikia turėti žinių. Pirmas dalykas, tai reikia apie tai turėti žinių. Apie amžiną gyvenimą mūsų mintyse ir tinkamai suprasti, kas yra amžinasis gyvenimas. Mes apie tai sakėme, amžina egzistencija, amžinasis gyvenimas, kad jį suteikia ir kaip jį, kas jį suteikia, Dievas, ir kaip jį galima įgyti. Be to turime būti įsitikinę savo protu, kad turimos žinios apie amžiną gyvenimą yra tiesa. Pirmas dalykas, tai negali būti kažkokia lengvatikystė. Tai yra tiesa, kad į mūsų protą patekusi informacija yra teisinga ir patikima. Turime būti įsitikinę, kad amžinasis gyvenimas egzistuoja, kad jį įmanoma pasiekti, kad yra tokia galimybė, pirmiausia.
Amžinasis gyvenimas turi tapti mums realia perspektyva. Kitaip nenorėsime jo siekti. Jei kažkas yra tik, kažkas yra, bet neįgyvendinama svajonė, galbūt graži, bet nereali svajonė. Niekas sveikų protų nenorės pašvęsti savo gyvenimo, kad siektų tos nerealios svajonės. Antra, kaip nutverti amžiną gyvenimą? Antra, mūsų jausmuose. Tai reiškia pasitikėjimą Dievo pažadais, amžino gyvenimo apdovanojimu. Pasitikėti pažadais, tai lygų tikėjimas, turime turėti tikėjimą, troškimas ir lūkestis amžino gyvenimo. Tai yra viltis, kuri mus kontroliuoja, taip pat bruožas. Taip pat reiškia praktikavimą, savikontrolė turi būti kantrybė, atkaklumas, kad gauti amžiną gyvenimą. Praktikavimas aukščiausios meilės Dievui, tai reiškia dievotumas, mylėti Dievą visų protų, visą sielą. Taip pat broliškos meilės ir nesavanaudiškos meilės praktikavimas. Visa tai reiškia turėti būtinus jausmus amžinam gyvenimui gauti. Taigi, trumpai tariant, sėkmingas nusitvėrimas amžino gyvenimo, įgijimas amžino gyvenimo reikalauja, kad mes ugdytume tas visas aukštesnesias pirmaeilės, reiškia, mūsų visuose dalykuose valdančias charakterio malonės, apie kurias kalba apaštalas Petras, 2 skyrius, 2 Petro laiškas, 1 skyrius, 5-7. Pasižymėkite, galėsite perskaityti. 2 Petro, 1 skyrius, 5-7. Ir tai yra mūsų motyvacija ir varomoji jėga. Tikėjimas, viltis, savikontrolė, kantrybė, meilė Dievui aukščiausia, broliška meilė, nesavanaudiška meilė. Tai yra, mus turi motyvuoti arba yra varomoji jėga, suteikinti mums energijos veikti, siekti amžino gyvenimo. Taip pat turime vengti dalykų, kurie trukdo mums įgyti amžiną gyvenimą. Vengti, priešintis jiems, atitraukti nuo jų savo jausmus, nuo šitų dalykų. Reikia vadovautis Dievo žodžiu, šventąja dvasia, Dievo apvaizda, kad įgyti amžiną gyvenimą. Trečias dalykas. Reikia savo valia griebti gyvenimą. Reiškia rinktis dalykus, kurie padeda pasiekti gyvenimą. Ir priešintis dalykams, kurie trukdo įgyti gyvenimą. Tik tada, kai mūsų protas ir valia ir jausmai, protas, valia ir jausmai, visa mūsų esybė reiškia, visa, kuo mes esame, bus visiškai atsidavę amžino gyvenimo įgijimui. Tuomet mes galėsime dėti tokias pastangas, kokių reikia amžinam gyvenimui įgyti. Neapgaudinėkime savęs, manydami, kad amžiną gyvenimą įgyti lengva ir paprasta. Tai yra apgaulė. Tai yra didžiausia vertybė, kurią žmogus gali įgyti. Ir jei paprastesni dalykai, pavyzdžiui, gauti gerą išsilavinimą prestižinėme universitete, reikalauja visapusiško studento atsidavimo. O kodėl amžino gyvenimo įgijimas, kuris yra daug didesnė vertybė, neturėtų reikalauti iš krikščionio visiško atsidavimo, nuolatinių kasdieninių pastangų? Yra daugybė priežasčių, kodėl reikia nusitverti amžiną gyvenimą. Turėtume tai daryti dėl to, kad Dievas nori to, kad mes nusitvertume amžiną gyvenimą, pakvietė mus į jį, į amžiną gyvenimą, paruošė mums kelią amžinam gyvenimui įgyti, užtikrindamas Jėzų kaip išpirką už mus, kuri Dievui brangiai kainavo. Jis davė mums savo žodį, turinti galią apšviesti, sustiprinti, padrąsinti, išteisinti, pašventinti ir išlaisvinti. Jis duoda mums savo dvasią, kurios dėka galime įgyti pakankamai vidinės stiprybės amžinam gyvenimui pasiekti. Dvasią. Ir dar duoda savo apvaizdą Dievas mums
tokia pagalba, kokios reikia, kad galėtume sėkmingai įsitverti amžino gyvenimą. Reiškia įvairūs įvykiai mūsų gyvenime, apvaizda. Todėl turime nutverti amžiną gyvenimą, kad yra didelė vertė. Privilegijos, kuriamis džiaugiasi turintieji amžiną gyvenimą, dėl tų privilegijų, galimybės tarnauti Dievui, jo kūriniams, dėl dabartinio ateities džiaugsmo, dabartinio ir ateities džiaugsmo. Taip pat dėl ramybės, kurią jis suteikia įgijusiems amžiną gyvenimą, dėl ramybės. Turėtume įsitverti, siekti amžino gyvenimo, nes jis padės mums patikti ir tarnauti Dievui. O tas pavyzdys, kurį mes sieksime, skatins kitus stengti įgyti amžiną gyvenimą. Padarys mus vaisingesnius dabartinėje, kitų mokymo tarnystėje apie amžiną gyvenimą, suteikiant jiems pagalbą jau dabar. Tai padės pasiruošti mums taip pat, kad kitame amžiuje, karalystėje, galėtume padėti siekti amžiną gyvenimą kitiems, tai restituciniai klasiai. Norint mokyti kitus, pirmiausia, reikia pačiam išmokti. Kaip ir kitais net žemiškais klausimais, jei norime ką nors išmokyti, pavyzdžiui, naudotis kompiuteriu, važiuoti dviračiu, pirmiausia, turime pats įgyti šių įgūdžių patys. Turime žinoti, kaip tai daryti. Tai reiškia, norėdami padėti kitiems įgyti amžiną gyvenimą, turite pats žinoti, kaip tai padaryti. Ir pirmiausia, patys turite nusitverti amžiną gyvenimą. Taigi, reikia įvykdyti tam tikras sąlygas, nusitveriant amžinai gyvenimą. Einame į pabaigą. Kaip ir dabartinis gyvenimas įgyjamas per pradėjimą ir gimimą, taip ir amžinasis gyvenimas Evangelijos amžiuje, bažnyčiai būtent, atėjo per pradėjimą iš dvasios ir gimimą iš dvasios. Kaip laikinasis gyvenimas išsaugomas per maistą, gėrimą, orą, priežiūrą, kūno judėjimą, gimnastiką ir bendravimą su kitais, lygiai taip pat mes grėbėmės amžino gyvenimo, pasinaudodami dvasiniais minėtų dalykų atitikmenimis. Pirma, stveriamės amžino gyvenimo maitindamiesi Dievo žodžiu, kaip mūsų dvasinių maistų ir gėrimų. Tiesa, kurios dėka pasipildo dvasiniai audiniai, kurie apmiršta dėl mūsų simbolinių molinių indų nutekėjimo, taip pat dėl žalos, kurios daro mūsų ydos. Maitindamiesi žodžiu įgyjame dvasinių jėgų, dabartiniams poreikiams patenkinti, kaupiame atsargas nenumatytiems atvejams, ateičiai, šaliname įvairias atliekas. Jeremijo 15:16 sako, tavo žodžiais maitinuosi, tavo žodis džiugina mane. Jis yra mano širdies linksmybė. Aš vadinuosi tavo vardu, viešpatie, kareivijų Dieve. 119 psalmė, 103-105 eilutės. Nuo tavo sprendimų nenukrypau, tu mokai mane. Kokie saldus man yra tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Dėl tavo potvarkių tapau išmintingas, nekenčiu jokio melo. Tavo žodis yra žibintas mano kojai. Mūsų gyvenime turėtų būti, kaip ir mes ir giedame, kad mano maistas yra tavo žodžiai. Tiesos vandenų aš semiuosi, tai mano gėrimas. Kaip ir natūralūs kūnai iš oro, kuriame yra gyvybės principas, semėsi deguonies, būtino išsaugoti gyvybei, taip ir mes turime įkvėpti, pasisavinti Dievo dvasią, kad būtų palaikomas mūsų dvasinis gyvenimas. Dievo žodis yra įkrautas Dievo dvasia, simboliškai kaip elektros laidai pilni elektros energijos. Kai priimame žodį,
gera ir nuoširdžia širdimi, jis suteikia mums Dievo dvasios, maitinančios mūsų naująjį dvasinį žmogų, mūsų naują protą, valią, širdį. Dievo dvasia yra mūsų simbolinis deguonis, palaikantis mūsų dvasinį gyvenimą, suteikiantis mums energijos dvasiškai gyventi. Taip kaip mūsų kūnams reikia ne tik maisto, gėrimo, deguonies, mes turime judėti, užsiimti judėjimu, gimnastiką. Ir kad ugdytume mūsų dvasinį žmogų, jis privalo taip pat judėti arba veikti. Turime naudoti savo protinės galias, jausmus santykiuose su Dievu, Kristumi, su savimi, savo artimaisiais. Turime nukreipti savo jausmus, troškimus į aukštesnius dalykus. Tam mums reikia maldos, budėjimo, budrumo, savęs atsižadėjimo, tarnaujant žodžiu kitiems ir ištveriant nepalankius išmėginimus. Taip pat mums reikalingas bendravimas, kaip ir žemiškame gyvenime, reikalingas bendravimas, kontaktas su Dievu, Kristumi ir broliais. Kaip ir žemiškame gyvenime, bendraujame šeimoje, su draugais mums reikalingas bendravimas, su visuomenė. Ir tai palaikome per maldą su Dievu, su Kristumi. Su broliais seserimis tai palaikome susirinkimuose už jo ribų. Ir visą tai darydami mes nusitveriame amžiną gyvenimą. Taigi, mylimieji broliai seserys, savo ir jums linkiu, skaitydamas tą 1 Timotiejus 6 skyrius 12 eilutę, kovo gerą tikėjimo kovą, nutverk amžinai gyvenimą, kuriam buvai pašauktas, išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse. Amen.